visą laiką mačiau, kad vertė yra, kai tu kažką sukuri. Nesvarbu, tai yra materialus dalykas, ar tu pagamini stalą ar kėdę, bet kai tu kažką, ar tu parašai dainą. Vertė yra tame, ką tu sukuri savo buvimu, ką tu sukuri aplink. Ta prasme, tame vertė gyvenimo. Ir kiek tu sukuri, tiek tu ir gauni atgal, nedaugiau. Kompetencijos kalbėti apie kūrybos vertę Andriui Mamontovui tikrai netrūksta. Dainų autorius ir atlikėjas, aktorius, fotografas, prodiuseris. Tiek nuo meno neatsiejamų profesijų įvaldžiusio vyro gyvenime būtų sunku surasti tarpsnį, neturėjusi sąlyčio su kūryba. Aš neturiu jokios profesijos. Aš tiesiog noriu būti savimi ir iš to galėti pragyventi. Aš kažkaip labiausiai, jeigu jau taip įvardinti, aš esu iš tikrųjų dainų autorius. Čia mano pagrindinis užsiėmimas. Visa kita man įdomu dalyvauti tiesiog įvairiuose. Aš kažkaip nedrįščiau savęs, net ir po 17 metų su Nekrošium savęs aktorium, aš turbūt nedrįščiau vaidinti. Nors žmonės, kurie baigia akademiją per 4 metus, jie vadinasi aktoriais, nes jie turi dokumentą, kuriame parašyta, kad jie aktoriai. 17 metų geriausiuose pasaulio teatro scenose kažkaip neleidžia man savęs vadinti aktorium, nežinau. Jeigu tai būtų parašyta ant popieriaus, galbūt patikėčiau to, bet aš tokio popieriaus neturiu. Aš tiesiog stengiuosi rašyti dainas, kurios man pačiam labai patiktų. Tai, kad yra žmonių, kuriem jos patinka, tai turbūt yra sėkmė, nežinau, kas tai yra. Tai turbūt yra sėkmė. Andriaus susidomėjimas muzika, regis, užgimė labai anksti. Dar būdamas vos 4 metų amžiaus, jis atrado džiaugsmą ieškoti aplinkoje būdų, kaip išgauti garsą. Čia neseniai su savo močiute šnekėjau, tai sako, aš atsimenu, sako, visada vaikystėje, aš dabar taip per miglą atsimenu, bet jis sako, aš labai aiškiai atsimenu, kada, sako, aš apversdavau taburetę, užtemdavau ten kokią nors virvę ar kokią vielą ant tos taburetės kojų ir sėdėdavau ir tas garso išgavimas man vis laik buvo įdomus. Tai aš manau, kad mūsų visų kažkokie mėgstami užsiėmimai mūsų prigimtyje nuo pat vaikystės yra. Kažkaip. Mes tik kartais ne visada išsiaiškinam, kas tai yra per užsiėmimas. Arba kartais bandom tapti kažkuo, ko mums siūlo tapti. Dabar populiaru ten būti vadybininku, jo, visi bando būti vadybininkais kažkodėl. Bet iš tų, kurie bando jais būti, galbūt ten iš 101 turi natūralias savybės tinkamas tam darbui. Visi kiti galbūt jie būtų nuostabus kitų profesijų, kažkur kitur ir jaustųsi laimingesni darydami kažkokį kitą darbą. Tai aš labai džiaugiuosi, kad aš atradau tą, kad garsas išgaunamas ten tą vielą užtempus ant taburetės kojų. Ladies and gentlemen, priimkit mano nuolankumą. Tuojaus aš jums pristatysiu pačius gražiausius, pačius jauniausius. Ir taip, ponai, foje! Sustot nenoriu, pradedu suprast. Sulaukė 16 metų, 1983 metų rudenį, Andrius įkūrė legendinę tapusią grupę Foje. Kartu su ja dainų autorius ir atlikėjas išgyveno pirmąją staigę ir netikėtą populiarumo bangą. Aš nežinau, aš dar kažkaip iki galo nežinau, ar populiarumas čia nuo mūsų pačių priklauso. Mes kartais tiesiog tu atsiduri reikiamoje vietoje reikiamų laikų. Ir tas atsitiktinumo momentas, jisai irgi yra. Aišku, jeigu tu esi pasiruošęs tam atsitiktinumo momentui, tu jį išnaudoji tinkamai. Kartais būna momentų atsitiktinių palankių, bet tu jiems nesi pasiruošęs ir tu jų neišnaudoji. Gal aš kažkaip buvau pasiruošęs tais momentais kertiniais. Nes iš tikrųjų, tarkim,
kartais galvoji, niekas galėjo niekada nesužinoti apie ten grupę Foje. Pavyzdžiui, jeigu mes nebūtumėm nusifilmavę, arba jeigu mes nebūtumėm nusifilmavę filme kažkas atsitiko, gal mes būtumėm išgarsėję, bet gal visai kitaip, gal tai būtų ilgesnis procesas. Tai nes po to filmo apie mus žinojo visi, Laužo šviesą visi mokėjo mintinai po to filmo. Į tą filmą aš galėjau visiškai nepakliūti, nes aš tuo metu buvau kariuomeniai. Aš buvau kariuomeniai, dar buvau tik tai 4 mėnesius ir po 4 mėnesių niekas neišleidžia atostogų tarybiniai kariuomeniai. Atostogas išleisdavo po metų tarnybos. Mane po 4 mėnesių jisai ėmė ir tas generolas ėmė ir išleido mane 10 dienų filmuotis tą filmą. Mes atvažiavom ir aš atvažiavau, kiti buvo čia. Ir po to filmo visi žinojom. Aš grįžau iš kariuomenės jau būdamas įžymus, nors tame visiškai praktiškai nedalyvavau. Tuo metu, kai grupė Foje čia išgarsėjo, aš buvau apsaugotas nuo to populiarumo pirmojo smūgio. Netrukus Andrių žinojo visi. Minios gerbėjų draugė dainavo įspūdingo populiarumo sulaukusias jo dainas. Viena jų šalies virsmo metais tautos savimonėje net buvo įgijusi neoficialaus kovos už laisvę himno reikšmę. Kartais žmonės sako, čia ta Laužo šviesa, tai čia apie Lietuvą, apie laisvę. Ir aš sakau, ne, aš ją rašiau visai kažkaip iš savo patirties, apie savo kažkokius patyrimus, ar ten svajones kažkokias. Tai ne, aš tuo metu, kai aš ją parašiau 85 metų rudenį, Laužo šviesą. Tai tada dar nebuvo nei Sąjūdžio nieko, aš iš vis niekada, tiesą sakant, iki Sąjūdžio aš niekada neturėjau jokių iš vis politinių nei minčių, nei ko nors domėjausi, nei man buvo įdomi muzika, draugai, ten kažkokia ten, tai jaunystė, ta prasme, tai kas vyksta su jaunu žmogumi, ten kažkokie įsimylėjimai, kažkas kelionės, nuotykiai, kažkokie grojimas, ta prasme, tai buvo visiškai, nebuvo jokių ten, kad čia laisvė, ten Lietuva, aš kažkaip negalvoju apie tai niekada. Ir rašydamas tą dainą tikrai apie tai visiškai negalvoju, bet tame yra visada tas unikalumas, kad kartais kažkoks kūrinys tam tikroje aplinkoje įgauna visiškai kitą prasmę. Suprasdamas muzikos galią suteikti aplinkai naujų prasmių, vieną dieną Andrius sugalvojo pamėginti nuspalvinti ją Lietuvos miestų ir miestelių gatves. Taip gimė jau 8 metus gyvuojanti gatvės muzikos dienos akcija. 2007 metais Andriaus inicijuota šventė šiandien jau yra tapusi vienu iš daugiausiai miestiečių bei miesto svečių pritraukiančių renginių mūsų šalyje. Vieno interviu metu iš kalbos su žurnalistu išėjo, kad, kaip aš atsimenu, kad manęs paklausė, ko jūs norėtumėt, kad Vilniaus mieste kas būtų, kas nors vyktų, aš taip kažkaip taip sakiau, kad būtų smagu, jeigu vieną dieną visi išeitų į gatves ir grotų. Tai jau praktiškai sekančią dieną aš kalbėjausi su miesto meru ir mes jau aptarinėjom, kaip tai padaryti, nes jis perskaitė ir sako, o, gera mintis. Kai vaikštai gatvės muzikos dienos metu po Vilniaus gatvėmis, supranti, kiek daug laisvų žmonių čia gyvena. Ir tai yra taip fantastiškai džiugu. Tai didžiausias džiaugsmo šaltinis visada, kai supranti, kiek yra daug laisvų žmonių. Tai nėra grynai muzikinis renginys. Tai nėra festivalis, mes specialiai prašome nestatyti scenų, mes prašome nenaudoti įgarsinimo, tiesiog tapti gatvės muzikantais. Tai, kas yra gatvės muzikantas, tai yra tiesiog akustiškai skambantis instrumentas, ten, nežinau, skrybelė padėta kažkokia, tai kažkas įmeta monetą, bet tai yra daugiau bendravimas per muziką, su muzikos pagalba. Tai yra toks daugiau bendravimo renginys, negu kad taip grynai muzikinis kažkoks. Gatvės muzikos virusu Andriui pavyko užkrėsti ne tik tėvynainius, bet ir kitų valstybių gyventojus. Kasmet vis daugiau šalių prisijungia prie Lietuvos, drauge bendrauti per muziką. Man svajonė paprasta. Vieną dieną visas pasaulis išeina į gatves ir groja. Visas pasaulis. Tai būtų tą dieną pasaulis pasikeistų. Kažkas įvyktų, nežinau, kažkas pasikeistų. Į gerą. Smagu, kad iš mūsų tokia į aplinkinės šalis
išeina iniciatyva, nes ir Minske vyko, ir Rygoje jau kelintus metus iš eilės vyksta, Tbilisyje, mūsų imigrantai gyvenantis Danijoje, Norvegijoje, Airijoje, jie irgi organizuojasi, išeina į gatves. Ir tai vyksta tik žmonių entuziazmo dėka. Aš jau to nebevaldau proceso. Tai taip smagu, tai yra labai geras jausmas. 14 albumų su grupe Foje, 14 nemažesnio populiarumo sulaukusių solinių albumų, singlų bei visa galybė aukščiausių šalies muzikos apdovanojimų. Tiek svarių muzikinės veiklos pasiekimų šiandien rastume turtingoje Andriaus biografijoje. Lyg to būtų negana. Kurti muziką filmams pamėgęs muzikantas pats nepabūgo pamėginti ir aktoriaus duonos. Suvaidino keletoje kino juostų bei sukūrė geriausių pasaulio teatrų publikas pakerėjusi Hamleto vaidmenį režisieriaus Nekrošiaus spektaklyje Hamletas. Nekrošius mane pakvietė ir aš paskui paprašiau jo, kad jis man duotų dieną pagalvoti. Negalėjau jam net atsakyti iškart, nes aš kažkaip mane tas pakvietimas jo mane taip kažkaip labai, nežinau, šokiravo, galbūt net galiu pasakyti, jeigu tas žodis tinka, sukrėtė. Aš visiškai kažkaip sakiau, ar galiu aš rytoj jums atsakyti, nes aš šią sekundę tiesiog nežinau, ką pasakyti, nes ne kiekvieną dieną tokį pasiūlymą gaunu. Ir paskui aš pagalvojau, kad čia yra geriausia dovana, kokią aš esu gavęs, turbūt. Viena geriausių dovanų gyvenime, kokias esu gavęs. Patirtis teatre, kelionės. Šalia to yra bendravimas su režisierium, kuris labai daug duoda, kuris iš savyje turi labai daug, tas visas kolegos aktoriai, kurių tarpe tokių tikrai nuostabių žmonių buvo, su kuriais šiaip aš tiesiog džiaugiuosi, kad aš juos pažįstu. Aš turbūt kažkaip galiu tik pasakyti, kad Lietuva tai yra vanduo man. Tai yra vanduo, kuris teka iš žemės šitos, iš šaltinių. Todėl, kad žmogaus kūnas yra sudarytas kiek ten, 86%, aš dabar bijau pasakyti, kažkur aplink tą skaičių. Didžiausias procentas, iš ko sudarytas mūsų kūnas, yra vanduo. Tai mūsų kūnai sudaryti iš to vandens, kuris teka iš šaltinių, kurie čia šitoj žemėje. Mes geriam vandenį iš ten, kur mes gimstam, ir mes esam padaryti iš to vandens, kuris yra šitoj žemėje. Tai Lietuva, tai yra tas vanduo, iš kurio ir aš padarytas. Ir aš esu to vandens dalis, kuris teka šitoj žemėje. Aš nežinau, galima taip sakyti, bet tokiu būdu, man atrodo, mes kažkaip surišti su ta vieta, kurioje gimėm, nes mes padaryti iš tų elementų, kurie čia yra. Čia. Visi pasako, kaip jiems blogai, kaip jiems sunku. Ir aš žiūriu tokius žmonės, kurie sako, žinokit, kaip aš ten kenčiu, kaip čia. Vietoj to, tą laiką, kurį žmogus sugaišta pasakodamas, jis galėtų kažką jau nuveikti, mažą dalyką kažkokį pagerinti savo gyvenime. Bet taip atrodo, kad žmonės skundžiasi tik tai dėl to, kad kažkas jų pasigailėtų ir už juos padarytų tą darbą, kurį jie patys turi padaryti. Tai kol mes iš šito neišauksim, mes gyvensim tame nihilizme, jisai bus visą laiką. Kol mes patys nepradėsim. Pažiūrėkite, visus sėkmingai gyvenančių žmonės, visus, kurie kažką pasiekė, jie tai padarė todėl, kad jie patys ėmėsi tai daryti. Niekas už juos nepadarė, jie patys ėmė savo gyvenimą į savo rankas. Tai ko Lietuvoje labiausiai trūksta? Iniciatyvos. Asmeninės kiekvieno žmogaus iniciatyvos. Nusivylusius žmonės lengva valdyti, lengva žaisti ir manipuliuoti jų jausmais. Tai
Visos diktatūros siekia to nihilizmo. Tai prisiminkim, ten tarybiniais laikais būdavo daug uždraustų dalykų, kuriuos visi darydavo vis tiek. Ir dėl to jausdavosi lik ir einantis prieš sistemą ir to pačiu tokį žmogų visada gali prigriebti ir sakyti, žiūrėk, tu pažeidai ten kažką. Tu pasakoji anekdotą apie Brežnevą. Dabar tu turi sekti savo ten draugą ir mums pasakyti, ką jis daro. Tokie būdavo tie svertai, kuriais žmonės valdomi sistemos. Ir aišku, kelios kartos žmonių įprato gyventi tokio įtampoje kažkokioj. O dabar atėjo laikas, kai tu pats turi nuspręsti, ką tu darai, pats turi pasirinkti, kaip tu statai savo gyvenimą, su kuo tu bendrauji, su kuo tu nebendrauji. Ir ta partija, kuri anksčiau duodavo nurodymus, tu dabar pats ir esi pats savo. Labai didelę dalį inteligentijos, mąstančių, kūrenčių žmonių, juos išvežė į Sibirą, jie buvo sušaudyti, buvo uždaryti, buvo nukankinti, visai kitaip užtildyti. Ir atsirado tas toks mužikiškas bendravimo tonas, nuo kurio mes irgi dar vis nepabėgam. Tas taip vadinamas naujasis elitas, tai yra iš principo praturtėjo prasčiokai, žmonės neturintys dažnai gero išsilavinimo, jie bando turėti tuos aristokratiškus rakandus, kažkokius tai manieras, bet pro visą tai prasimuša prasčiokiškumas elementarus, prasčiokiškumas pačia blogiausia to žodžio prasme, prasčiokiškumas atsiradęs iš kažkokio neapsišvietimo, iš neišsilavinimo. Tai ir tie žmonės, jie visur, jie ateina į tas vietas ten, kur turėtų būti tikrasis elitas. Tikri tie, kurie kažką kūrė, elitas tikrasis yra tas, kuris kažką kūrė, o ne tas, kuris gražiai apsirengęs ateina pasifotografuoti. Elitas yra mokslininkai, yra menininkai, poetai, rašytojai, yra mokytojai. To paties verslo elitas irgi yra ne kažkoks tai soliariume įdegęs vyriškis, kuris prekiauja, kažkokią turi vieną parduotuvėlę, kuriai parduoda kažkokius tai netikrus drabužius. Jo? Tie tikri verslininkai, kurie daro tikrą verslą, jie irgi turi kultūrą tam tikrą. Tai yra visai kitokio lygio žmonės. Ir šitie visi žmonės, tie, kurie iš tikrųjų kažką daro, jie nenori tapatintis su pseudo naujoju elitu. Ir jie neateina į tas vietas, kur renkasi tą visą kitą, tą turtingų prasčiokų minę. Aišku, žiniasklaida kur eina? Žiniasklaida eina ten, kur daugiau blizga. Tai apie ką galima rašyti ir gauti daugiau paspaudimų internete, tas suprantama, tai irgi yra verslas, bet šitoje vietoje, aišku, čia visų bendra atsakomybė. Žiniasklaidos taip pat atsakomybės dalis tame yra. Ir kai šiandien vėlgi žmogus gauna nacionalinę premiją, ar jisai gauna tokį pat dėmesį kaip kažkokios merginų grupės dainininkė, kuri nusimovė, atsiprašau, kelnes? Tikrai ne. Galbūt situacija dar nėra tokia bloga, kad inteligentija suprastų, kad jau laikas pradėti kažką daryti. Pavieniai žmonės kažką daro, tikrai, bet to tokio bendro, kad inteligentija imtų ir susivienytų ir sakytų, užteks. Skirkime dėmesio švietimui ir kultūrai, užteks šito mums ta prasme, mūsų tai niekur nenuvedė, tai iš tikrųjų niekur neveda. Tie blizgučiai, jie niekur neveda. Jie žaloja principė žmonių gyvenimus. Ta prasme, žmonės nebeturi vertybių, kai gražiai nusifotografuoti yra svarbiau negu kažką sukurti, tai niekur neveda. Tai neturi jokios vertės iš vis, nei išliekamosios, net čia neturi vertės. Tai sakau, galbūt galim pasiguosti, gal situacija dar netokia bloga. Čia kažkas iš ekonomistų labai taikliai pastebėjo, Lietuva šiuo metu yra
geriausioje ekonominėje situacijoje, tokiai bendrą vidurkį įmant, geriausiai kokiai kada nors apskritai buvo per visą istoriją šalies. Niekada nebuvo vidurkis toks geras, koks yra dabar. Be mes užmirštame to pasidžiaugti ar to kažkaip tai išnaudoti. Tie negatyvūs dalykai, jie irgi juk visada būna tik, skirtingose ten perioduose jie skirtingi būna. Ir ta kova, jinai niekada nesibaigia. Kai man pati absurdiškiausia frazė yra, kai sako, ar už tokią Lietuvą kovojom. Tai šitas klausimas, jisai absurdiškas iš principo, nes tas, kuris klausia, jis tarytum konstatuoja, kad kaip jau kova baigta ir čia tai, ką turim, čia jau galutinis rezultatas. Tai nėra galutinis rezultatas. Jo niekada, tiesą sakant, nebus. Žmonija niekada neprieis galutinio rezultato. Galutinis rezultatas bus, jeigu į Žemę trenks meteoritas, viskas susprogs ir nieko nebeliks. Va čia bus galutinis rezultatas. Arba mes susisprogdinsim ten atominėmis bombomis. Čia jau bus kai jau niekas gyvo, nei vieno nebeliks žmogaus, tai bus galutinis rezultatas. Bet kol yra bent vienas gyvas žmogus, galutinio rezultato nėra. Tai yra procesas, kuris nesibaigiantis. Tai kaip galima klausti, ar už tokią Lietuvą kovojam? Mes tik pradėjom kovoti. Ir ta kova, gerąja to žodžio prasme, ne kova su ginklais, bet ta kaip ir gėrio ir blogo kova, amžina yra.